įrašinėsiu. Aha, įrašinėk, prašau. Aha. Va, žodžiu, nežinau, ar čia man įžangą daryti, kadangi daug senų, bet vis tiek kelis sakinius pasakysiu. Žodžiu, su lieknėjimu dirbu daug metų, 13 metų. Kalbu apie tai, kad dirbu su svetimais, kaip aš mėgstu sakyti, tai yra su tai žmonėm, kurie ateina iš gatvės ir visaip kitaip. Ir, žodžiu, ir nesu naujokė toj vietoj, nesu gydytoja, kartais iš, va, matau, Daiva Daiva, matau, pasirodė, matau, įkalbėjau. labukas. Ir, žodžiu, ir noriu pasakyti tokį sakinį, kad aš nesu gydytoja, aš esu psichologė. Va, bet aš žinau, kad nutukimas nėra tik maistas, visiškai nėra kalorijos, visiškai nėra kalorijos. Ir dabar aš jūsų paprašysiu, tos, kurios jau naujalesnės galbūt, tikriausiai esat susidūrę, pakelkite rankas, jeigu susidūrė su tuo, kada numeti svorį ir jisai grįžta. Tai va šiandien truputį norėsiu pašnekėti apie tai, labai ilgai jūsų nevarginsiu, nes iš esmės informacijos internete yra daug ta tema, bet aš manau, kad vis tiek žino tam tikrus dalykus biologinius, anatominius ir taip toliau reikėtų suprasti. Tai dabar pradėsiu nuo tokio dalyko kaip dietos, ko mes dažniausiai griebėmės, kada mes turim antsvarį, nutukimą arba antsvarį. Nes tada mes griebėmės dietos, kitaip sakant, organizmui paskelbėm revoliuciją, dabar valgyti negausi, žodžiu, ir taip toliau. Dabar kas įvyksta su dietom? Keli momentai. Pirmas tai yra tai, kad kaip taisyklė jos būna trumpalaikės. Manoma pagal psichologiją, kad valios per prievartą kažko daryti arba nedaryti mums užtenka maždaug mėnesių. Visa kita jau yra kiti momentai. Dabar žiūrėkit, yra dar toks momentas, kaip šitą, kaip mes pasilaikom dietos, mes žinom, kad mums reikia numesti, sakykime, 5 kg, nusiperkam, sakykime, taip planą, ne mitybos, pasilaikom pagal planą, numetam tuos 5 kg ir tada mūsų smegenys sako viskas, tarsi du žmonės būtų įsikūrę vienoje galvoje. Sako viskas, akcija baigta, revoliucija uždaryta, pergalė gauta, dabar galim pavalgyti. Ir patikėkit, netgi mūsų grupiai kartais būna, kaip sako, taip laukiu programos pabaigos, nu jau tada tai valgysiu. Tai va, dažniausiai taip nebūna, bet kartais taip galima nulaužti, kaip aš sakau, tą koduką ir pradėti vėl valgyti. Dabar tai yra vienas iš tų būdų, kada iš tikrųjų organizmas priešinasi. Šiaip jau mes esam sutverti tam, kad riebalinės ląstelės nėra tik riebalas. Tai yra dar tam tikra ir vieta, kur kaupiasi tam tikri hormonai. Ir va, kada mes badaujam arba nedavalgom, išsiskiria toks alkio vadinamas sutrumpintai hormonas kaip grelinas, kuris kurį laiką kenčia, paskui pradeda siūsti signalus į smegenis, kad jau viskas, jau šita moteriškė, nežiūrint, kiek jinai sveria, jau viskas, badas, jinai išnyks. Ir tada griebia prilaikyti lėtiną medžiagų apykaitą. Leptinas, kuris yra lieknėjimo hormonas, jis nurimsta, duoda žalią šviesą įjungia grelinui ir mes pradedam norėti valgyti, todėl kad organizmas tiesiog to nori. Va, dabar kodėl trumpalaikės neveikia? Viena iš tų priežasčių, todėl kad mūsų nutukimas nėra tik tai mityba. Tai yra įpročiai, tai yra emocijos ir kaip kvailai tai beskambėtų, tai yra emocijos. Dabar žiūrėkit, pirmiausia, nuo emocijų ir pradėsiu. Pirmiausia, dažniausiai mes pavalgom įprastiniai vietoj, įprastiniu būdu arba įprastinėse situacijose. Nu, pavyzdžiui, paprastas dalykas, nuobodu, susinervino, emocinis valgymas, ne? Toliau šitą nuobodu ir visi tie dalykai, visi ateina kartu. Dar vienas monas, kada aš laikausi iki po pietų, nevalgau, valgau labai mažai ir po pietų man atbunda dėdelkis arba teta žora, kaip aš kartais juokiuosi, ir tada mes pradedam kažką suvalgom vieną, kitą, trečią, o paskui įsijungia smegenys ir sako, šiaip ar taip. Jau pavalgyk, tai pavalgyk ir to toliau. Aš turiu tokį pavyzdį, kai važiuoju automobiliu ir nuleidžia padangą. Mes tikrai nešokam iš mašinos ir nebadam kitų 3. Mes tiesiog remontuojam tą vieną arba laukiam pagalbos, bet visų kitų 3 padangų mes nebadam. Taip ir su maitinimusi. Jeigu aš
pavalgiau, kažką suvalgiau, nu, sakykime, laikausi ten kažkokio mitybos plano, suvalgiau vieną pyragėlį, tai dar nereiškia, kad reikia suvalgyti dar tris, paskui dar vaisių, paskui dar torto, aš šiaip taip jau viskas nuėjo velniop ir nuo rytojus vėl pradėsiu. Aš manau, kad jeigu aš paprašyčiau pakelti ranką, kas tą žino, tai esat patyrę tikrai ne vieną, kad šiandien, juo labiau, jeigu jau praėję kažkokį planą ir pabandė ir jau svoris pakritęs, visada yra ta psichologinė būsena, kada aš žinau, ne, kaip tai daryti, tai dar šiandien pavalgysiu, dar rytoj ir taip toliau. Antra visų programų bėda yra ta, kad mes pasilaikom, svoris nukrenta, tada sugroja hormonai ir mes pradedam valgyti, žinodamos, kaip vėl sustoti ir kaip toliau mesti svorį. Ir va čia prasideda gražumėliai. Čia prasideda, kada aš dar šiandien pavalgsiu, dar šią savaitę, dar šitą mėnesį. Ir va tas jojo arba supinių principas įsijungia, vėl priauga ir vėl nukrenta. Trečias momentas, per mėnesį neįmanoma sureguliuoti tokio dukinančio hormono kaip insulino apytakos. Insulinas skiriasi mums nuo kiekvieno sausainuko, nuo kiekvienos uogytės, aišku, ir nuo mėsos šiek tiek, bet labai mažai. Jis iššoka labai aukštai ir jisai prašo būtent ne ko nors kito, o būtent vėl angliavandenio. Jeigu jūs pastebėtumėt, po pietų labiau norisi sausainiuko, labiau norisi bandelės, torčiuko ir taip toliau. Todėl, kad per dieną, dabar žiūrėkit, aš suvalgiau obuolio, sakykim, skiltelį, ne visą. Toliau apsisuku sausainuko gaidelis, aš čia turiu, kas pažįstama, neturi iš savo jaunystės, turiu tokį, nenoriu, bet vis tiek suvalgau, kaip ir neskanus. Mane tai, kad nenoriu, bet neskanus. Tada vėl kažką, ir su kiekvienu gautu maistu angliavandeniu insulinas kyla. Ir jis vis prašo daugiau angliavandenių, kaip taisyklė paprastųjų. Aš netgi turėjau tokį sakinį, kad aš ne karvė ir žolės neėsiu. Tai va, būtent daržovėse lygiai taip pat yra angliavandenių, bet jie yra kitokios sudėties. Ir mes tiesiog jo jau nebenorim, mes norim to kažkokio tokio. Tai va čia vienas iš jojo principų. Toliau. Per mėnesį, per programą, per tą laiką nepasikeičia įpročiai. Dabar žiūrėkit, netgi jeigu jūs save pasiektumėt, jūs suprastumėt, kad, pavyzdžiui, atsisėdat prie kompiuterio, prie televizoriaus, jūs automatiškai siekiat ranką ir vakarinis tas kažką įsimesti burną atsiranda tarsi automatas. Ne dėl to, kad jūs norit valgyti, vakarienę suraitėt kepsnį kaip pavyzdį. Aišku, daugelis žinot, kad po 6 valandos valgyti negalima. Tai reiškia, jau ir 8-9 jau ir pusalką nesėdit ir tada griebėt tą kažką, įpročiai, ne, sugroja. Ir vėl mes grįžtam į tuos įpročius, kodėl mūsų programos, pavyzdžiui, aš trumpai pasakysiu, ne programinės pardavimas, bet pasakysiu, kodėl jos ilgos. Todėl, kad per ilgą laiką pasikeičia įpročiai. Aš įprantu valgyti tą, toliau organizmas susiderina ir viskas to gaunasi. Ir gaunasi tas rezultatas, kuris jau paskui jau kartais netgi būna sudėtingoka jį nutraukti. Nes pavalgius kažkokio angliavandenio tokio paprastojo, kartais būna, kas yra paprastasis angliavandenis, tai yra lengvai pasiekiamas cukrus, kitaip tariant. Tai yra, kad pyragėlis, bulvė, miltai ir taip košės ir taip toliau. Tai va, ir tada prasideda tas gražumėlis, kada, suprantat, kada organizmas insulino neišnaudoja ir jis prašosi dar. Dabar per 4,5 mėnesio įpročiai tikrai labai keičiasi. Dar aš kartais sakau, kai kurios grupės būna tokios sudėtingesnės, kada lieknesnės moteris, nedaug antsvorio turinčios metai, aš sakau, pakeiskit vietą virtuviai. Tada keičiasi visa struktūra mano kasdienybės. Vakare užsiimkit kažkuo, ką niekada nedarėt. Mes atsimenu, darėm tokį pratimą, kuris man buvo be galo sunkus, kada vakare gali daryti bet ką, bet nieko įprastinio. Skaityti negalima, nes dažnai skaitai, ten žiūrėti televizoriaus negalima, nes 5 vakarus. Ten televizorių žiūrėti negalima, ten švarą užsimti negalima ir tu stovi kaip durnius ir nesupranti, tai ką dabar man daryti. Nes įpročiai autopilotų, jeigu jūs pastebėtumėt, aš tokį pavyzdį turiu, jeigu jūs pastebėtumėt, pavyzdžiui, iš dušo arba iš vonios, kurią koją jūs išlipat, jūs pamatytumėt, kad jūs visada išlipat tą pačią koją. Ir kita koja, viena pas mus vienoje grupėje bandė, sakė, kaip nepatogu kitaip išlipti. Tiesiog mes darom automatiškai. Batus maunamės, dažniausiai irgi įpročiai. Negalvojam,
kurį batą užsimauti, tiesiog automatiškai taip gaunasi. Tai va tie va įpročiai labai didelę dalimi mus gražina į tą buvusią svorį. Dabar šneku apie tokius labai žemiškus dalykus. Toliau emocinis dar yra toks momentas. Žiūrėkit, daugelis storulių yra išbandę ne vieną ir ne tris dietas, aš leisiu taip pasakyti. Ir kada vieną kartą grįžo svoris, plus dar kitą kartą, trečią kartą jau galvoje susikūrė vaizdelis, mes programai turim tokias vizualizacijas, galvoje susikūrė vaizdelis, kad arba aš valios neturiu, arba aš beviltiška, arba aš save pradedu identifikuoti su ta stora ponia. Ir tada dingsta motivacija, nes aš kaip ir prarandu bet kokį tikėjimą, kad man gali pavykti. Čia jau emociniai dalykai. Tai mes labai tada griebėmės kažkokių savo pateisinimų, kad kvepiantis pipiras yra didelis, čia iš mano failų kvepiantis pipiras yra didelis, o kartu jis tai mažiukas susiraukšlėjęs ir visokių, ko tik aš nebuvau prigalvojęs, geras žmogaus daug ir taip toliau. Nu, plus dar pridėkim nuo tai, kad pradedant svoriui kristi, ypatingai iš didesnio svorio atsiranda baimė, viskas nukars, nukris ir taip toliau. Tai va visus tuos dalykus sudėjus gaunasi tas psichologinis fonas, kada tam tikra prasme protas sako, reikia sulieknėti, o vidinė būsena sako, bet tu tokia. Nu, taigi tokia. Tau jau tiek kartų nepavyko. Ir va tas užveda va tą mechanizmą, kad aš nuleidžiu rankas kaip ir nesąmoningai. Tai nėra, kad aš dabar sakau, nu jo, dabar ėsiu, būsiu stora. Ne. Aš galvoju, nu, stebuklinga dieta, čia visai neseniai buvo toks internete pasirodęs 7 dienos minus 7 kilogramai. Tai vėl kokį nors stebuklingą piliulę, kokteiliai, dar kažką, bet tai nekeičia esmės, laikinas momentas, smegenys pakenčia, o paskui sako, viskas, karas baigėsi, pradedam atstatymo darbus. Va, tai čia psichologiniai dalykai. Toliau yra anatominiai, tokie kaip. Dabar jau kartais sušneka mokslininkai, kad kartais labai nutukus, aš kalbu apie jau tikrai didelius antsvarius, aš pati, kas nežino, turėjau 128, tai žinau, ką reiškia antsvaris didžiulis. Tai va, ir žodžiu, kad atsiranda netgi riebalinės ląstelės, anatomiškai jos yra apibrėžtos. Genetika, pas mus jų tiek, kiek yra. Bet dabar bandoma rasti tokių kaip ir lengvų patvirtinimų, kad galimai ir atsiranda papildomų riebalinių ląstelių. Tai yra didžioji ląstelė, prisipildo ir šalia tarsi atauga atsiranda dar papildoma riebalinė ląstelė. Nors daugybę metų tai buvo sakoma, tikrai jų nebūna, tų nepriauga ir taip toliau. Nu, dar čia tik tai hipotezė, tai nėra patvirtinta, bet nu, jau taip mokslo pasaulio, kadangi man tenka dabar susidurti su tokiais biškrimtesniais tyrinėjimais, tai vis tik jau pasirodė po vieną kitą tokį galimybę, bet realiai mes tunkam ne riebalinių ląstelių sąskaitą, o tunkam, viską labai primityviai aiškinsiu, tunkam riebalinės ląstelės išsipūtimu. Kada kuo daugiau riebalų į riebalinę ląstelę, tuo jinai darosi didesnė, jinai užima didesnį plotą, jų daug tokių, nu visos didelės, ne? Kai kurios, sakykime, vidiniai riebalai, kai kurie išoriniai, bet ta prasme pradeda jos didėti ir mes tunkam. Va, žiūrėkit, kas įvyksta su tojo principu arba su puoklėm. Per trumpą laiką, be įpročių keitimo, be psichologinio nusiteikimo, be pasiruošimo ir taip toliau, per badą, per mažą kaloražą ir taip toliau, mes lieknėjam išpešdamos riebalus iš riebalinių ląstelių. Organizmas turi vykdyti tam tikras funkcijas ir jis tiesiog ištraukia tos riebalus. Dabar žiūrėkit, ląstelės membrana manoma, kad susitraukia, sumažėja riebalinė ląstelė vidutiniškai per 2 metus. Tai man žiūrėkit, aš numečiau svorį, aš pati esu numetus 12, aš vieną labai gerai skaičių atsimenu, 12 numečiau, 17 priaugau. Ir vat ta ląstelė, tas membrana lieka tokia pat, ląstelė tuščia ir išeina signalai, visas organizmas yra sistema, tai nėra, kad
čia biški veikia, biški taip, biški naip. Ir gaunasi taip, kad ta riebalinė ląstelė pustuštė, ne, ir jinai prašosi to atstatymo. Ir kas va tada įvyksta? Tada, kada aš jau nustoju laikytis mytybos plano, dietos, bet ką sakau. Aš nekalbu apie tas, kuriuom 5-7 kg, imkite pirmą pasitaikiusią dietą ir sulieknėsit. Aš kalbu apie tas, kur yra chroniškas antsvaris arba nutukimas. Ir va tada ląstelė pradeda, kaip aš sakau, šnypšti ir sakyti, klausyk, nu kiek aš galiu būti tuščia. Ir tada pradeda atidėti vėl iš lėto ir jeigu kartais ateina daug cukrų angliavandenį, įsijungia dar insulinas, dar jeigu šnekėkim, kad yra vis tik streso amžius, pasyvus stresas, dar paminėsiu apie jį paskui nutukimui, pasyvus stresas, stabiliai kortizolis eina ir tos ląstelės pildosi, jos vėl gražios, didelės ir mes vėl sveriam tiek pat. Kadangi buvusi krizė anatominė, biologinė, ląstelės stengiasi sukaupti ateičiai sekančiai revoliucijai atsargas. Kodėl ateina vietoj 12 kg 17? Todėl, kad maža ką, ta durnė vėl lieknės. Atims vėl riebalus ir vėl bus problema. Tai vad, kad nemirtume badu, yra tokie dalykai. Plus, įsijungia smegenų veikla. Mes turim smegenyse daugybę dalykų ir daugybę hormonų ir vienas iš tų hormonų yra dopaminas. Tai mediatorius, tai hormonas laimės, kaip nori taip vadinkit, kuris duoda tą mums džiaugsmo, sakykime, tą pilnatvės jausmą. Dabar kas būna, kai aš nedavalgau, kai aš vakare urzgia pilvas, kai aš negaliu užmigti ir taip toliau, dopaminas nustoja vaikštinėti po smegenis, serotonino neišnešio ir visas organizmas įsitempia pavojus. Žiūrėkit, ir tada prasideda tas antras momentas, o dar matytų veidų, ir tada prasideda antras momentas, kada pradeda, sako, jau viskas, jau čia kažkuo grėsia, ir tada signalas ateina į smegenis, pradėkim nuo to, smegenis suvokia, kad kažkas grėsia ir pradeda duoti komandą šitam skydliaukiai, rodau skydliaukę, sakau smegenim, signalai skydliaukia, kad vėl pavojus, kažkas grėsia, lėtink medžiagų apykaitą. Ir va tada užsisuka, mes mažiau valgom, medžiagų apykaita lėtėja, mes mažiau valgom, medžiagų apykaita lėtėja. Skyla svoris, krinta ne tik riebalinio audinio sąskaita, bet dar ir raumenynas pradeda kristi, kuo raumenynas labiau krinta, tuo, jeigu tu stinga maisto, jeigu labai žemas koloražas, kuo mažesnis, kuo didesnis stygius koloražo išgyvenimui, ne? Manoma, dabar toks skaičius yra toks 1200 minimum turi žmogus sunaudoti, jeigu jis yra judantis, jeigu jis yra galvojantis, mąstantis ir taip toliau. Dietos pastatytos ant 700 kalorijų, mėnesį laiką po mėnesio, dabar žiūrėkit, kas po mėnesio gaunasi. Aš suvalgau pyragėlį, įsiskiria dopaminas, ne, jau teikia kažkokį tokį džiaugsmelį. Dar įsiskiria, ypatingai valgant pusiau saldų, pusiau riebų. Ir jau tada jau kaip ir jaučiasi smegenys ramios, ne, ir tada prasideda tas atidėjimo procesas. Tai vat, su anatomija labai daug nepakariausi. Pakariauti nėra labai paprasta, todėl kad tas dopaminas įsiskiria, jis vaikštinėja ir taip toliau, tada leptinas nurimsta, grelinas dar vis groja, grelinas tai alkio hormonas vis dar groja, kad maisto nepakanka ir tada prasideda va, tas kaupimo 2, 3, 5, 19 kaupimo etapas. Čia mano gyvenimas. Nežinau, kiek dietų tikrai niekada neskaičiavau, bet to ir nebeprisiminčiau prieš tiek metų, bet daug kartų tos dietos davesdavo į pliusą, kartais kilogramą 2-3, kartais 12, kartais 5 kokius kilogramus, įvairiai. Bet aš turiu tokį terminą, sakiau kalbininkui stiliaus laidoj, sakiau atsiprašau kalbininkų, bet dasidėtinau iki 128. Aš esu įsitikinus, kad tai yra daugybės dietų pasiekmė buvo. Aišku, tada atėjo diabetas, tuo metu aš labai gražiai turėjau savo paaiškinimą, kad aš turiu dėl to, kad diabetas. Statė diabetą tokį agresyvoką tuo metu. Va, o paskui aš supratau, kad ne taip. Norėjau jokiais mažodį pasakyti, norėjau pasakyti nifiga. Atvirkščiai, pirmą atėjo antsvaris, o paskui atėjo diabetas. Nu, čia aš visom diabetininkėm taip sakau, nes taip yra iš tikrųjų. Ten vėlgi mechanizmai, ten rezistencija insulinui, ten jau ten nebe apie nutukimą, ten apie nutukimo žalą kūnui. Toliau, dabar dar vienas momentas yra, kas mus priverčia kartais po dietų
grįžti ypatingai po mažo kaloringumo, tai mus gražina, žinot kas, tai yra endorfinų stygius. Nėra malonumo, aš kenčiu dantis sukandus, aš nelaiminga, aš nervinga, visokia kitokia. Ir jeigu staiga kažkoks stresas, viršininkas iškoliojo, vyras pasakė, tu karvė, belė ką aš neku, kažkas nutiko, automatiškai endorfinų nebelieka, pasitenkinimo nebelieka, ne, dopaminas miega gražiai, ten kažkur atsigulęs nevaikšto ir tada mes norim saldžiai ir riebiai. Dažniausiai tai pyragėliai, va tie, tos, kurios mėgstat pyragėlius ir taip toliau, tai dažniausiai šita bėda. Tada kas atsiranda? Streso fone atsiranda emocinis valgymas. Kas tai yra? Alkis prie mažo kaloražo, tai yra, kada aš noriu valgyti ir aš suprantu, jau noriu, nubiški jau noriu, jau ir lyg norėčiau, paskui jau noriu, paskui jau labai noriu. Emocinis valgymas skiriasi nuo šito, nuo alkio, ne? Jisai skiriasi tuo, kad aš užsimanau čia ir dabar saldainio, arba ten pyragėlio, bet dažniausiai mes žinom, ko norim. Va, ir tada kas būna? Tada gavę to riebalo su saldėsiu, cukrus su riebalu, išsiskiria dar vienas hormonas endorfinas, kuris suteikia tokį pasitenkinimą. Viskas būtų faina, jeigu tas endorfinas, tas hormonas išsilaikytų organizme kiek ilgiau. Mokslas sako, kad jis išbūna organizme apie 45 minutės. Ir jeigu tikrai tos, kurios sekat mitybą, pasižiūrėkit, pamatytumėt, suvalgius pyragėlį, praeina kokia valanda ir vėl norisi dar ko nors įsimesti burną. Aš nekalbu apie tas, kurios yra mūsų grupėse, čia tai jos per tiek mėnesių, kaip 4,5 mėnesių išmokstat jau tuos visos žinot ir aš labai daug apie grupės nekalbėsiu, bet ta prasme, tada ateina tas, kad nelabai ir noriu, o gal ir visai nenoriu, bet tas, vat būtent tas emocinis alkis, badas tas emocinis, labai dažnai mus priverčia suėsti bele ką. Ta prasme, aš pribėgau prie šaltuojo, nes aš noriu ko nors saldžiai, aš pribėgau ką radau saldaus. To, jeigu nieko nerandu, kondensuoto pieno, šokoladą, bet ko. Ta prasme, kaip taisyklė, kažko va tokio, kas pakelia staiga energiją, endorfinas pakyla, mes jaučiamės tarsi geriau. Paskui jisai krenta, vėl prasideda ta vadinama abstinencija ir vėl mes jaučiamės blogai. Tai va, ojojoj, kažkokį gyvį matau pas Laimutę. Tai va, ir žodžiu, mes vėl jaučiamės blogai ir vėl atsiranda poreikis. Plius, dabar dar viena biologinis, anatominis toks dalykas, tai yra šarnyno bakterijos. Dabar jau rašo daug visokių ir straipsnių, ir viešojų, ir net žurnalistai jau pradėjo rašyti, jau nekalbu apie mokslinius straipsnius. Reiškia, žarnyno bakterijos įtakoja mus, ko mes norim, kas mums skanu ir taip toliau. Kada aš tunku ir valgau batoną su uogiene, nežinau, pyragėlius, makarūnsus, whatever, bet ką, vardinu ką, keptas bulvytės, ryte labai sveika košių dubeniukas, nes tai yra angliavandenių bomba. Visa šita žarnyne tarsi daugėja tų bakterijų, kurios virškina angliavandenius ir mažėja tų bakterijų, kurios virškina baltymą. Ir irgi vienas iš tų punktų, kada mes norim ne mėsos, ne žuvies, ne daržovių, mes norim ko nors. Yra toks anekdotas, kaip sako, žmona laikosi dietos ir vakare vėlai keliasi, sako, einu pažiūrėti, ar durys užrakintos. Vyras sako, atnešk vieną ir man. Tai visiems aišku, kur einu ir ką darysiu. Tai va, tai ką aš noriu pasakyti, va tie visi kartu sudėję mechanizmai mus gražina į tą įprastinę būseną. Smegenys žino, ta moteriškė su 128 kilogramais gyveno 10 metų, dasidietino ir viskas ten buvo gerai, jokių traumų, jokių stresų, gerai, diabetas atsirado, bet visumoje viskas vyko ramiai. Ir smegenys per laiką tai priima kaip normą. Tai yra norma. Kodėl aš anketose visada sakau, parašykit savo svorį tarp 22, ten maždaug metų, virš 20. Todėl, kad manoma, sveikai sulieknėti realiai galima be didelės žalos organizmui iki to jaunatvinio svorio, kiek mes svėrėm. Toliau jau reikia dėti pastangas papildomas, bet iki to svorio yra saugu, gerai numesti tiek svorio ir taip toliau. Tai va, tai dėl ko aš visada anketose jums užduodu, pirmose anketose, kai ateinat, aš užduodu tokį klausimą, kiek jūs svėrėt, ne?
Aišku, tas ansvaris atveda ligas ir taip toliau. Mes dažniausiai, žinot, kaip aš jums pasakysiu, lieknėjimui dažniausiai liga, jeigu jinai nėra kažkokia labai, nu, sakykime, ten onkologija ar kas nors, dažniausiai nėra motyvas lieknėti. Nu, dar vieną neleinu, ar šiaip ar taip tas cukrus aukštas, ar šiaip ar taip tas kraujospūdis aukštas, geriu vaistus, ten cholesterolis aukštas, išrašys statinus, mes kažkaip į tai žiūrim, bet taip. Nu, va taip kažkaip, nu, ne taip. Aš netgi žinau vieną vyriškį, kuriam nustatė, dabar bijau pameluoti, man atrodo, antros stadijos plaučių vėžį, jam pasakė nerūkytis, jis sako, aš šiaip taip jau greit mirsiu. Netgi tai jau atrodo, kai aš toks bailys, tai man atrodo suveiktų va taip. Nevalgyčiau, negerčiau, nemegu, ką tik noriu pasidaryčiau. Bet, nu, vat, smegenys sako, ai, nu, nieko tokio, nieko čia nepakeis. Vat tas susitaikymas, kad aš savęs įsivaizdavimas, aš tokia stambi, man nieko nebepadės. Aš tiek daug kartų išbandžiau ir nieko nepakito. Kartojasi tas pats per tą patį, oi, aš ten buvau, kaip vienas sakė, aš ten kiek planų turiu prisipirkus, gal 7. Mėnesį pabūtų, jinai sako, jūsų programa brangi. Aš klausiu, kiek už programą mokėt? Tai už paskutinę 130. Mėnesio programą, ne? Niekas galvos netvarko, surašo 3 slyvos, ten beleką aš neku 3 slyvos, mėsos 50 gramų ir taip toliau. Va, žiūrėkit, su mažu koloražu dar vienas yra bajeris. Kada aš kurį laiką laikausi mažo koloražo, svoris labai gražiai krinta ir organizmas taip pukšėdamas riebalinės ląstelės šnypždamos kažkiek atiduoda. Ir tada ateina ta riba, kada ląstelė ištuštėja daugiau negu 30% įprastai, o maisto negaunam, tokio saugaus tarsi žinojimo, kad maisto bus, badu nemiršta, ponia. Ateina toks etapas, kartais iki 5-6 savaičių plato, kada svoris juda apie 100 gramų pirmyn atgal, bet jis tiesiog nekrinta. Tai va, čia va tie va momentai, kada labai labai įtakoja iš tikrųjų tą būtent jojo principą. Jau viskas sustojo, 4 savaitės, 5 nekrinta svoris, žmogus pradeda valgyti ir svoris šoka aukštyn. Mūsų profesorius taip sakydavo, grįžta kilogramai ir atsiveda kilogramiukus. Tai va, tai, žodžiu, va tas, va, tie va momentai emocinis, įpročiai, hormonai, va tie visi dalykai labai įtakoja mūsų grįžimą į buvusių svorį. Kada tu 4,5 mėnesio, tu keiti įpročius, skoniai keičiasi, žarnyno bakterijos keičiasi, insulinas nukrinta, dopamino poreikis dingsta, atsiprašau, endorfino poreikis dingsta, dopaminas vaikšto įprastai net maisto daug, tik tai ne bet kokio, o tam tikro. Ir tada organizmas nurypsta ir sako, nu pasiimkai tos riebalus, na, nelabai mums jų ir reikia. O šiaip dar vienas būdas, kada būna staigus svorio kilimas, numetam svorį, kad ir mūsų programos yra buvęs vienas atvejs, kada numeta svorio ir mirtis artimo, svarbaus žmogaus, ta prasme, aš kalbu apie vaiko mirtį, ten buvo esmė, vieniem tai išsiskiria, yra tokie 2 hormonai, inkstai, antinkščiai tokie kepuriukai ir vienas išskiria kortizolio, kitas adrenaliną. Dabar, kada jis išskiria kortizolis, kuris mūsų, tai yra tūkinantis hormonas, tai yra tas išsiskiria jisai tada, kada yra pasyvus stresas. Negerai, darbė negerai, namuos neramu ir taip toliau, užlipau ant svarstyklių, nenukrito, pliusas, stresiukas ir va tie stresiukai susideda į tą ir tada tūkina. Kada atsiranda toks variantas, vyras pareina, sako, aš išeinu pas meilužę, nesitikėta, kada staiga kažkas ten kažkur, ne, staiga įsiskiria didelę dozę adrenalino, nepasyvaus streso, o staigaus streso ir tada labai greitai krinta svoris. Tai va, taip, bet, dabar žiūrėkit, buvo mirtis, buvo nukrytę, ten aš bijau pasakyti, man atrodo, apie 18 kilogramų, jei nebeatsimenu tiksliai, senas laikas. Ir paskui, kada jau atėjo susitaikymas, galvoju, taip, netekau, tas pagrindinis, tas išskaudėjimas praėjo, tada adrenalinas nurimsta o vis tiek pagalvoju, o va ten įvyko, ne? Tada ateina kortizolis, kuris mus labai gražiai tūkina ir labai gražiai užaugo vos. Kartais netgi, profesorius sakydavo, netgi kartais iki 2 svorio būna.
Mano praktikoje, aš pasakysiu sąžiningai, tikrai yra buvę gal du tokie atvejai. Ne, tai nėra dažnas atvejis, bet kartais tai būna. Tai va tokių visokių nesąmonių aš jau šiandien prišnekėjau. Žodžiu, norint, kad svoris tas kristų stabiliai be revoliucijos ar kūnui, kaip aš sakiau, tai jūs turite daryti palaipsninius žingsniukus. Ir esmė ne tame, kiek aš sulieknėsiu, ne kiek rodo svarstyklės mažiau, taip kažkiek tai veža. Aš suprantu, kažkiek kaip ir smagu, kai dar -300, arba kai gavau žinutę, čia vienoje grupėje parašė, o, du geri sviesto pakeliai. Ta prasme, taip, ten viskas tvarkoj, bet kartais ir pats sveikiausias, sakyčiau, gal lieknėjimo būdas tada, kada vidiniai riebalai krinta, kada svorio mažiau arba vanduo susilaiko ir jo netgi daugiau, o apimtis tiesiog traukiasi. Tai reiškia, žmogus senokai storas, reiškia daug vidinių riebalų, tai yra tie riebalai apie širdį, apie kepenis, o kartais, kaip pas mane buvo, suriebėję kepenis ir kepenyse, ir širdyje. Ir kada jie išeina, kūnas traukiasi, o svorio jie yra labai lengvučiai. Man teko Estijoje laboratorijoje matyti, kaip atrodo priebėjų širdis. Tai yra širdis ir aplink toks debesiukas tarsi riebalas. Tai va, tai žodžiu, va tokie va niuansai, kartais nežiūrint tai, ką mes valgom, mus priveda prie to vėl grįžimo į senąją mitybą. Sakau, įpročiai, nuobodulys, endorfino stygius, insulino nesusireguliavimas, žarnyno bakterijos, emocinės vaizdas, kada man liūdna, pikta, viskas negerai mano gyvenime ir taip toliau. Tai va, programose mes ten turim vizualizacijas, visokius tokius pratimukus, ta prasme, kad susidraugauti su savim. Tik motyvacijos, tokios, kad kiek man teko, tikrai ne vieną ir ne tris turėti, ateina jaunamartė už 2 mėnesių vestuvę, nuotraukai turiu būti graži, greitai reikia, rytą gelbėk, čia mano viena pora, tai ir vyras, ir moteris, metė kartu jo, vestuvė praėjo, po metų nepažint žmogaus. Todėl, kad tik viskas, nuotraukos padarytos, viskas pasiektas, smegenys sako, atsipūsk, kai vėl norėsi sulieknėti, tu jau žinai būdą ir vėl sulieknėsi. Tik tai bėda ta, man neduos merginos meluot, kurios dirba su manim, pas mane, kad tik kartais ant tų bėgių vėl užšokti yra labai sunku. Nu, dar rytoj, nu, dar kitą savaitę. Bet aš žinau, kaip reikės, tai jau tada jau ir susijimsiu. Ir taip žiūriu, kad vietoj numestų 15, tu jau 22 turi pliusų. Aš šiaip skaičius sakau, šitos tai šiaip savo sakau. Tai va tie dalykai jūs turite išmokti keisti įpročius. Ne tai, kad, ir dar vienas momentas. Ir dar vienas momentas yra, žinot ką, yra toks terminas, sako, televizija gali sumaitinti bet ką. Tai va, kaip sako, po 6 nevalgyti, aš pamenu, daugelis tikrai girdėjo tą mano istoriją, kada nuvažiavau į Kauną pas dietologę ir jinai sėdė apie 100 sverdama, aš aišku, už ją didesnė buvau tuo metu, jinai sako, reikia mažiau, mažiau ėsk ir daugiau judėk. Taip ir norėjos pasakyti, ponia, o tik kas čia sėdi kėdėj. Bet gerai. Nes yra tos senosios klišės, po 6 nevalgyti, mažiau valgyti, daugiau sportuoti, bėgiokit, sportuokit, ten, žodžiu, visokio maisto mums reikia ryte košę sveikai, buvo etapas sulčiavimų, visi tikriausiai, kurios čia vyrelesnės, tai tikrai esate girdėti. Kas? Kokteiliai, visi plakimai. Taip, kokteiliai, visi liekninantis. Ir taip toliau, visi tie praėjo. Buvo margarinas labai sveika, dabar sviestas, buvo lašiniai blogai, dabar lašiniai gerai. Žodžiu, kaip nori, taip ir sakyk, bet vis tiek galvoj, aš ne vieną ir net 3 esu pagavus grupėse, kada, aš visada sakau, kad reikia valgyti apie 8 valandą vakaro paskutinį kartą, nes apie 11 skiria insulinas automatiškai ir jis turi turėti ką veikti. Čia su kažko labai šneka. Įsijungia gerai. Tai va, ir žodžiu, ir insulinas įsiskiria apie 10-11 ir jis sako, aš turiu ką nors veikti. Ir kadangi aš esu nuo 6 nieko nevalgius ir dar plus žemas kaloražas, aš tiesiog žvėriškai noriu valgyti. Bet žiūrėkit, dar sualgio momentas, anatomiškai aiškinu, jokių burtų. Kada aš noriu valgyti, ten pusvalandis, pilvelis pagurgė, ten seilėtekis, ten viskas yra normalu kartais. Bet kada aš jau labai noriu valgyti,
aš kaip ir sakiau, yra toks hormonas grelinas, jis yra skrandyje, didžioji jo koncentracija yra skrandyje, aišku, ten dar ir serotonino sėdi dalis laimės hormono ir jisai sako, viskas, badas, valgyti nebėra, alkis ir tada duoda signalą lėtinti medžiagų apykaitą. Pasikartosiu, nesvarbu, ar jūs sveriat 128, ar jūs sveriat 78, signalas į smegenis badas grėsia, lėtina, aišku, ne per vieną vakarą, supraskite teisingai, lėtina medžiagų apykaitą ir organizmas pradeda stabdyti medžiagų apykaitą ir pradeda nekristi. Dabar dar vienas niuansas apie tą, tų klišių mes turim visi prisirinkę. Košė labai sveika ryte. Dabar žiūrėkit, aš iš ryto atsikeliu, dar organizmas pilnai neatbūdęs, ypatingai tos, kurios anksti ryte keliasi, ne? Dubeniuką, avižinių, kruopų košę. Dabar apie, jeigu kas netingit, galit pasiskaityti apie grikius, jau labai plačiai rašo, kad netgi yra pavojingų ten kažkokių, išmešau, atsiprašau, kažkokių ten kažkas, nu bet, žodžiu, dar tyrinėja. Aš pasiimu avižų tą dubeniuką, jeigu aš šiame įsidedu dar kokių uogų, ne, dar kažko, ne, aš gaunu tiesiog organizmas per valandą mirksėjimui, bezdėjimui, visiems tiem dalykams sunaudoja apie 12-15 gramų angliavandenių. Iš dubeniuko košės aš gaunu apie 40 gramų angliavandenių. Va žiūrėkit, kas darosi. Arba iš 3 sumuštinių. Va žiūrėkit, kas darosi. Aš užverčiu organizmą dideliu kiekiu angliavandenių. Organizmas išskiria insuliną, pavirškina tą išskaido, nu nevirškina, išskaido dalį tų angliavandenių, nu, sakykim, 15 gramų, ne? 25, jo dar po to už valandžiukės aš išgeriu kavą, reiškia, organizmas gauna signalą, kad viskas, sekantis maistas ateina, šitą galima atidėti ir tuos 25 gramus angliavandenių atideda, išskaido po organizmą, aišku, ne vien tik riebalus. Riebalai reikalingi smegenim ir taip toliau. Aš ne prieš tai, bet ne apie tai, bet iš esmės jau atideda. Tada lieka laisvo insulino, kuris liko nuo didelės dozės angliavandenių, praeina kažkiek laiko, norisi, nu, sausainiuko arba saldainiuko prie kavytės. Vėl insulinas pakyla, tada dar kažko norisi, nu, prarijau, nu, gerai, riešutai dar mažiausia gal būt bėda, nors ir tai, nu, jeigu riešutai cukriniam valkale glazūruoti, nu, tai nepasakyčiau, kad taip jau sveika. Ir va tas gaunasi užburtas ratas dien dienon ir tas insulino kiekis yra labai didelis. Pirmiausia, jis kelia apetitą. Taip, apetitą, galvoju, kad sumaišiau, ne alkį, bet apetitą, aš noriu ko nors. Antra, ką jisai daro, tai yra, reiškia, kada labai jo daug plaukio neišnaudoto, neišsinaudojęs, jis pradeda, įsivaizduokit insuliną kaip traukinuką su vagonėliais, kur sudėta gliukozė. Aš vadinu cukrais, bet nu iš esmės ir iš bulvių krakmolo lygiai taip pat. Ir jis važinėja, tas garvežių traukinukas važinėja tarp ląstelių ir sako, pasimkit tą angliavandenį, tą cukrų, gliukozę. Ląstelės per laiką jų šitie, visada užmirštu tą žodį. Nu gerai, atsiminsiu, pasakysiu. Žodžiu, pradeda nebepriimti, nes jos tiesiog, jas, sakykim taip, juos tiesiog nudaužo tuos, vadinkim, čiulptukus ir jos sako, mes tavęs nepažįstame, eik kur nori. Iš vienos pusės ląstelės badauja, nes jom reikalinga gliukozė kokybiška, ne, kokybiškas angliavandenis, iš kitos pusės jos neima ir ką tada per laiką daro organizmas. Tai vadinasi ta insulino rezistencija, kada ląstelės nepasima, nors organizme cukraus daug. Ir tada tas garvežiukas važiuoja į kraują, verčia tą cukrų į kraują ir mes turim antro tipo diabetą. Tada ateina sekantis etapas, kada daug labai ilgai cukraus yra organizme perteklius, jis nusėda plokštelėmis ant kraujagyslių sienelių ir prasideda tokia silpna, iš pradžių silpna, paskui aktyvėja kraujagyslių sienelių erozija. Ką daro organizmas, kad mus apsaugotų, kad kraujagyslė neprakirtų, išskiria didelį kiekį šito Jėzus, cholesterolio, atsiprašau, aš biškai po bėdų, tai aš biškai kartais užsimirštu. Cholesterolio, kad užlopytų ir va čia nusėda kraujagyslės viduje nusėda cholesterolis. Ir tada mums gydytojas sako, va, tavo labai aukštas cholesterolis. Vietoj to, kad mes nusimtume gliukozę, mes nukrapštom tą
kortiz, cholesterolį, Cholesterolį. jo, nu, krapštom cholesterolį ir ląstelė toliau gaunasi tarsi pažeista. Dabar yra manoma taip, kad čia aš su švedais truputėlį dirbu, tai yra atlikti tokie tyrimai, tai reiškia, kada 82 metais atsirado statinai, kada man pirmą kartą pasakėte, aš pagalvojau, kad nusišnekėjo, bet iš tikrųjų taip, statinai cholesterolio gydyti atsirado 882 metais. Iki to laiko mirtingumas nuo insulto ir nuo infarktų buvo mažesnis negu dabar su statinais, kur gydytojai sako, kad statinus geriam dėl to, kad kraujagyslės išvalytume. Plius nepamirškit dar vieną sakinį, aš nesakau, kad jeigu ten cholesteroliai 14, matys šūnis, bet šiaip ten, kai būna 5 su centais ir alė reikėtų jau gydyti, nu, aš tikrai prieš šitą, aš pati esu turėjus didelį cholesterolį, 7 su centais ir dabar turiu tą blogai kalbų. Aš dabar turiu 1,9, nu, aš aišku, rizikos grupė, aš daug metų diabetą, turiu 27 metai, va vasarį suėjo. Tai, žodžiu, viskas ten tvarkoja, aš toj rizikos grupė, aš turiu jį žemę laikyti, bet aš negeriu vaistų. Su maistu, su svorio kritimu ir tas cholesterolis nuvažiavo. Aišku, ne per mėnesį, ne per 4 ir ne per metus. Aš labai čia pasakoju, jums nesieksiu, bet iš esmės. Bet dar vienas momentas su cholesteroliu. Apie patį cholesterolį, ką noriu pasakyti. Cholesterolis reikalingas smegenim. Ir kai mes jį išvalom iš organizmo statinais, mes išvalom nuo visur. Mes nepasakom, kad statinas turėtų eiti tik į kraujagyslę, bet neįtų į smegenis. Nes smegenyse irgi yra kraujagyslės. Aš jau čia nieko naujo nepasakiau. Ir va tada tas gaunasi užburtas ratas. Tai va. Dar vienas niuansas tų vaistų, tai yra statinų, tai yra tai, kad jie skaido raumenis. Negaliu pasakyti, moksliniai tyrimai neįrodė, kad ten labai intensyviai, bet kad skyla raumo tikrai kažkiek. Nu ir tada prasideda kitas etapas, kad aš sėdžiu ir galvoju, širdis raumuo, inkstai raumuo, ne tik čia raumuo, ne tik kojos, tai yra ir vidaus organai, kur yra raumeninas. Tai vad, kuo aš rizikuoju, čia klausimas, kas man geriau, ar maistą pasižiūrėti ir per laiką susitvarkyti, ar man gerti statinus ir greitai mesti. Va, tokį greitai tą cholesterolį nusimušti. Svoris nuo to tikrai nenukris, jeigu jūs nusimušit cholesterolį, svoris nuo to tikrai nenukris. Tai žodžiu, aš prieš dietas, staigias, trumpas mitybos planus ir taip toliau, per tiek metų aš iš tikrųjų labai daug literatūros, tikrai, ko gero, 1000 dalykų perskaityta, išmokta ir taip toliau. Aš labai už tai, kad tiesiog palaipsniui išmokti. Pirm pradėjau sakyti, nepabaigiau sakinio. Ir tikslas ne kiek svarstyklės parodys, o kaip aš atrodysiu ir kaip mano bus fizinė būsena. Man, sakykime, praėjo rėmens sėdimas, praėjo knarkimas, širdies permušimai, kraujo spaudimas krinta, cukrai krinta, reiškia, aš maitinuosi teisingai. Plius, aš nesu alkana, aš valgau dažnai daug, kad grelinas tylėtų, kad leptinas galėtų išlys ir pasakyti, niekas čia negresia, jinai soti iki va čia. Ir va tada tas viskas susidėlioja, nu, toks pusiau automatinis. Dabar dar viena iš klišių, sportuokite. Bandot įsivaizduoti, žinot, kaip eitum parke, beje, YouTube yra daug mano įdėtų ir apie tą bėgiojimą irgi yra video, kada pabandykite įsivaizduoti, jūs einat parke uždusus su savo svoriu, kad ir 105 belekašneku, senai treška biškiuką jau ir taip toliau, ir šalia prabėga, nu, kokių 52 kg stirnaitė, ne? Ir taip gražiai, nu, ir jūs sugalvojat bėgioti. Tai dabar susėdus pagalvoti, palaukit, tai kas tada bus? Kas bus su mano sąnariais, kas bus su mano širdim, kas bus su mano visų kūnu, kai aš... Kur čia ta sveikata? Bet taip yra. Sportas vienintelis, kuris galima ir dideliam svoriui, nu ne vienintelį 2. Tai yra pilatės, šiek tiek lengviau užsiėmimai arba jau. Jokių tokių bėgiojimų ir taip toliau aš prieš visus. Dar vienas niuansas, kada aš pradedu sportuoti, sako, oi, aš pradėjau sportuoti, tai man svoris krinta. Aš suvalgau košės, bananą ryte prieš treniruotę, dar kažką aš treniruotę nueinu, organizmas sunaudoja tą, ką aš dabar ką tik suvalgiau. Pasiskaitykite internete, va tiek informacijos. Ką suvalgiau, nu ir jeigu ten pritrūko dar kažką. Visas kitas, kaip buvo riebalinėse ląstelėse riebalai, taip jie ir liko.
Nei iš tarp raumeninių skaidulų, iš niekur jis neišėjo. Jis tiesiog sunaudojo tą, ypatingai, kaip sako, oi, reikia prieš treniruotę pavalgyti, kad energijos būtų, paskui po treniruotės dar reikia pavalgyti, kad atstatyti, nu žodžiu. Nenoriu pasakyti, kad negalima sportuoti tom, kurios 80 sveria arba mažiau, bet aš sakau, kad tom, kurios yra didelės tetos, sportuoti negalim. Va. Rodos viską išberiau. Jeigu ką atsiminsiu, dar pasakysiu.